Šiandien būtų viena iš paskutinių 365 dienų. Niekas iš išorės nepasikeistų, saulė tekėtų taip pat, telefonas vibruotų taip pat, žmonės kalbėtų taip pat, pasaulis skoblėtų taip pat. Pasikeistų tik vienas dalykas – tavo santykis su laiku. Staiga suprastum, kad ne viskas verta dėmesio, ne viskas verta energijos, ne viskas verta konflikto. Triukšmas netektų svorio, smulkmenos subirėtų, likti pradėtų tik esmė. Vienas svarbi užduotis, vienas svarbus pokalbis, vienas svarbus sprendimas. Ir to užtektų. Laikas nėra fonas, laikas yra kapitalas. Kiekviena diena dalis galutinės sumos. Jeigu šiandien būtų viena iš paskutinių 365 dienų, tu mažiau nerodinėtum, mažiau lygintumeisi, mažiau skudėtum dėl to, kas nesvarbu. Bet daugiau užbaigtum, daugiau pasakytum, daugiau išdrįstum, daugiau susitaikytum, ne teorijoje, praktikoje. Tu nebandytum tapti kitų žmogumi, tu bandytum būti tikresniu, ne didesniu, ne garsesniu, tik suderintu. Tu pradėtum saugoti energiją nesiribotą. Tu pradėtum rinkti žodžius nesiriboti. Tu pradėtum užbaigti darbus, nes neužbaigtumas įtampa. Ir gyventum taip, kad suma būtų prasminga. Kodėl gyventi taip tik tada, kai lieka 365 dienos? Kodėl laukti bus, kad atsisakytum nereikalingo?